Labas vakaras visi Baltijos televizijos žiūrovai ir visi LKL gerbėjai. Sveiki gyvi krepšinio sirgaliai. Taigi, šalta žiema, pagal visus požymius daug sniego, daug šalčio, tačiau turbūt reikia tikėtis, kad šiandien Šiaulių Tauro sporto salėje mes pamatysime tikrai karštą susitikimą. Taip, kad karšta ir įdomu, nėra jokio abejonių. Vien tai, kad Plungės komanda bando šiandieną amerikietį su kanadiečiu kartu poroje, sakysim, nestartiniam penkite, labai įdomus dalykas. Kągi, mes netrukus pamatysime tas pagrindinę, turbūt labiausiai laukiamą dvikovą arba labiausiai laukiamą dvejeto žaidimą. Timothy Brooksas kartu su Joe Vickeriu, na kol kas turnyrinė lentelė. Taigi, pirmoje vietoje Atletas, antroje Žalgiris, trečioje vietoje šiandieniniai Šiaulių varžovo Olimpo krepšininkai ir penktą vietą užimantys Šiauliai, šiandien aikštelės šeimininkai. Na ir 4 komandos surinkusios po 8 taškus, Šiauliai, Sakalai, Neptūnas ir Statyba, ir turnyro lentelės pabaigoje Alytaus Savy ir Panevėžio Lietkabelis. Visus krepšininkus ir krepšinio aistruolius sveikina Kraft Jacobs Šušart Lietuva. Šios kompanijos gaminamas šokoladiniai batonėliai Ralis Tiko Dardo ir Manija suteiks jums jėgų ir stiprybės. Puodelis Jacobs kovos žvalumo visai dienai, o kramtomoji guma Hollywood nuostabų gaivų skonį. Kraft Jacobs Šušart Lietuva linki jums malonių akimirkų. Na ir štai jūsų ekranuose Šiaulių Tauro sporto salė ir pirmojo bei antrojo rato rezultatai. Abu kartus pergalės iškovojo aikštelės šeimininkai, Olimpo krepšininkai ir štai Šiaulių komandos startinis penketas. Šiaulių komanda, aikštelės šeimininkai ir startinis penketas. 4 numeris Aleksandras Satyrovas, 8 Robertas Giedraitis, 9 Olegas Bulansovas, 10 Mindaugas Žukauskas ir 11 Arvydas Tamkevičius. Ir Plungės Olimpo komandos startinis penketukas, 4 numeris Joe Vickeri, 10 Eugenijus Vaškys, 14 Dainius Miliūnas, 5 Evaldas Jocys ir 9 Mindaugas Pranskevičius. Ir šių rungtynių arbitrai, tarptautinės kategorijos arbitras Virginijus Davidavičius ir nacionalinės kategorijos arbitras Kazys Litvinas, rungtynių komisaras Raimundas Barauskas. Gėrimai remia Lietuvos krepšinio lygą. Na ir štai dabar dėl pirmojo kamuolio šiandien šios dienos rungtynėse yra pasiruošę kovoti. Jau kovoja abiejų komandų centro puolėjai ir pirmąjį kamuolį laimi Šiaulių krepšininkai. Mindaugas Žukauskas su kamuoliu, Aleksandras Satyrovas ir štai kol kas, kaip jau minėjome, teks palaukti, kuomet aikštelėje atsidurs Vickeri ir Brooksas. Kol kas Olimpas pradėjo rungtynės savo tradiciniu penketu ir štai pirmosius 3 taškus pelno Aleksandras Satyrovas. Evaldas Jocys vos nepraranda kamuolio dabar Plungės Olimpo krepšininkai. Na, kaip jau matėte, Plungės Olimpo komanda užima 3-ąją vietą po 2 LKL turų. Ten beje po pirmojo turo jie buvo antroje vietoje, tačiau per antrąjį turą jos aplenkė Kauno Žalgirio komanda. Ir štai dabar Plungės Olimpo komanda yra 3-ąją vietoje, tačiau nepaisant to, plungiškių žaidimas ir apskritai šios komandos užimama vieta yra viena iš turbūt didžiausių siurprizų kol kas šių metų LKL pirmenybėse. Taip, reikia pasakyti, kad Plungė labai pagerino savo žaidimą ir be abejonės fizinis paruošimas geresnis, įdomesnė taktika ir žinoma Vickerio atvykimas irgi labai daug padės. Na, dabar kamuolį vėl turi Šiaulių krepšininkai, 3-0 kol kas pirmauja Šiaulių komanda ir Aleksandras Satyrovas perdavimas po krepšiu, beveik po krepšio Olegui Bulansovui, tačiau nesėkmingas buvo šis bandymas. Ir dabar su kamuoliu Joe Vickeri.
Artėja ties 3 taškų liniją ir praranda kamuolį Robertas Giedraitis. Pradeda greitą kontrataką, netaiklus metimas ir Olegas Balansovas atkovoja kamuolį bei pelno 2 taškus. Labai galingai rungtynės pradėjo Šiaulių krepšininkai, 5-0 dabar jie pirmauja. Ir dar vienas prarastas kamuolys Plungės Olimpo komandoje. Joe Vikerį prasižengia dengdamas Arvydą Tamkevičių, pirmoji šio krepšininko pražanga. Ir dabar minutės pertraukėlės iškart prašo Rimas Endrijaitis. Mobilusis GSM ryšys. Pasauliniai duomenų perdavimo tinklai, Sprintnet, Internet, Omnitel. Visos ryšių paslaugos jums. Šiaulių kraštas, namai. Na ir štai dabar pataiko vieną baudos metimą. Arvydas Tamkevičius supelno dar vieną tašką savo komandai ir jau 6-0 pirmauja Šiaulių krepšininkai. Dainius Miliūnas pirmoji sėkminga Olimpo komandos ataka. Na, Šiaulių komanda taip pat labai sėkmingai žaidžia paskutinėsias šešerias LKL rungtynės, nors iš pat pradžių galbūt ir dėl komandos debiuto Radvilos Koročio taurės turnyre, galbūt ir dėl įvairiausių kitų priežasčių buvo šiek tiek susilpnėję Šiaulių komandos žaidimas. Komanda buvo atsidūrusi neįprastai žemoje vietoje, tačiau štai po truputį atrodo atgauna Šiaulių krepšininkai savo kovingumą ir štai šis Roberto Giedraičio epizodas dar kartą pademonstruoja, ką reiškia krepšinyje valia ir noras. Aš manau, kad Giedraitis turbūt pirmą kartą savo gyvenime bandė mesti kabliu, gulėdamas ant žemės, bet vis dėlto pasiekė savo baudą. Ir tai turbūt lygiai taip pat tai pirmoji bauda, kurią priešininkai jam padarė, kuomet jisai gulėdamas turėjo kamuolį ir atakavo gulėdamas. Be abejonės. Tačiau reikia pasakyti, kad rungtynių pradžia rodo labai neblogą komandų pasiruošimą. Metimai atlikti gražiai ir tiksliai, žaidimas pats įdomus, užtenka ir individualių veiksmų ir jaučiasi, kad ir kolektyviniai komandos pasiruošė. Ir kol kas pradžioje, bent jau per pirmas 2 minutės tiksliau žaidė Šiaulių krepšininkai, 8-2 jie pirmauja ir beje jau perėmė net 2 kamuolius iš Plungės Olimpo krepšininkų, taigi kol kas plungiškiai yra įveikiami jų pačių ginklų. Priminsiu, kad pagal perimtus kamuolius Plungės Olimpo krepšininkai pirmauja lygoje, o Šiaulių komandos žaidime tai nėra toks svarbus rodiklis, bent jau šiame sezone. Ir štai koks puikus perdavimas ir nepataiko Robertas Giedraitis. Na, jau per daug viskas buvo gerai dabar padaryta Šiaulių komandoje šios atakos metu. Evaldas Jacys ir pirmosius taškus įpelno šis krepšininkas, kuris matyt šią savaitę buvo vienas iš tokių populiariausių Olimpo komandoje. Taip, be abejonės. Dėl tokio bandymo išvykti į Ameriką. Tik paskutinį metu, kaip jau turbūt skaitėte, Lietuvos ryto dienraštyje paskutinį metu Plungės Olimpo komandos vadovams pavyko sulaikyti ir galų gale atkalbėti, tiesiog geranoriškai atkalbėti Evaldą Jacį nuo šio žingsnio. Na, kol kas jo pelnyti 2 taškai, atrodo, kad jis jau grįžo į komandą, tikrąją to žodžio prasme. Vieną galėčiau pasakyti be abejonės, kad jis grįžo, jis padarė teisingai. Amerikoje tikrai nelaukia nieko žaidėjo, kuris Lietuvoje gali būti vienas iš geriausių greičiausių greitų laikų. Na, štai dabar prasižengia žaisdamas prieš Evaldą Jacį, Šiaulių komandos 9 numeris. Ir dabar keitimas, štai Joe Vikeris ir Timothy Brooksas. Pirmą kartą, pirmosios minutės šių metų LKL pirmenybėse, kuomet šie 2 krepšininkai kartu aikštelėje. Na, Timothy Brooksą turbūt daugelis dar prisimenate iš praeitų metų pirmenybių, kuomet daugelio krepšinio specialistų nuomonė jis buvo vienas iš geriausių užsieniečių, kada nors žaidusių Lietuvos krepšinio lygoje, o štai krepšininkas suspėjo į gynybą. Mane stebina tiesiog Šiauliai. Jie žaidžia Plungės ginklų ir Plungė kol kas neranda, bet tuoj prasidės įdomus spektaklis. Brooksas pradės atras, aišku, be abejonės. Per 14 minučių turi atras kalbą su kitais komandos žaidėjais.
Na beje, Timothy Brooksas jau treniravosi keletą kartų su komanda ir štai Joe Vickeris, 3 taškai. Aukštarangis aplunkęs Olimpo komandos krepšininkas ir po jo 3 taškai. 10-7 skirtumas pradžioje iki 3 taškų. Na, Šiauliai savo aikštelėje atrodo jau vėl pradėjo žaisti taip pat sėkmingai kaip ir praeitame sezone. Jie prieš šį turą po 2 pratęsimų įveikė netgi ir Kauno Žalgirį, žaidžiantį be Bryno ir Kurtinaičio. O štai dabar Mindaugas Žukauskas, dar vienas jaunas 20-metis perspektyvus puolėjas. Dėjimu iš viršaus užbaigė šią ataką. Na, šiandien apskritai turėtų būti įdomi ir Žukausko bei Jotsė dvikova. Abu šie krepšininkai yra beveik vienetai, Jotsys kiek aukštesnis, tačiau abu labai įdomų žaidėjai. Taip, ir abu progresuojantis, aiškiai darantis didžiulę pažangą. Taip, čia bus labai įdomi dvikova. Iš viso rungtynės turi būti turtingos įvykiais. Na, štai dabar būtent Evaldas Jotsys pelnė 2 taškus ir dabar mes dar vieną baudą, o prasižengė Olegas Bulancevas, 9 numeris, pirmoji šio krepšininko pražanga. Ir Evaldas Jotsys pataiko baudos metimą, jis iš viso pelnė jau 5 taškus su savo komandai ir sumažina skirtumą iki 2. Taip, atrodo naujas variantas. Mažiukai, Vickeris ir Brooksas bando stabdyti savo oponentus prie centro linijos. Šiauliečiai kol kas labai gražiai išeina iš šitos situacijos, bet nemanau, kad taip toliau tęsis, nes stabdymas gynėjų prie centro linijos reikalauja visai kito įsidėstymo ir tam tikrų pataisų taktiniam žaidime. Įdomu, kaip toliau tas momentas bus įgyvendinamas. Na, štai dar kartą šis Mindaugo Žukausko dėjimas. Dainius Miliūnas pamatęs, kad jau nebepavyks sustabdyti varžovą, net nesistengė žūtbūt sutrukdyti jam pelnyti 2 taškus, o štai dabar po Dainiaus Miliūno pražangos, pirmosios pražangos, baudos metimą, pirmąjį metimą taikliai metė Bulancevas, taiklus ir antrasis metimas ir Bulancevas pelnė jau 6 taškus. Nu, reikia pasakyti, kad Bulancevas atakuoja ir daug atakuoja pirmą kėlinį. Varžovui labai sudėtinga, kadangi jis ištraukė savo centro, o Šiaulių kraštai tiek Žukauskas, tiek Tomkevičius tom labai gerai naudojasi, paprastai. Ir atrodo, kad šitai prasideda šiandien. Scenarijus rungtynių žada labai įdomią ir gražią kovą. Na ir ypač Olego Bulancevo rezultatyvus žaidimas turėtų būti naudingas būtent prieš Plungės Olimpo komandą, kuri neturi aukštų. Taip, be abejonės, centro puolėjų. Žada būti labai įdomi kova. Po Satyrovo tritaškio 16-10. 6 taškais jau pirmauja Šiaulių krepšininkai. Satyrovas pelnė 2 taškus ir Timothy Brooksas. Pirmieji Timothy Brookso taškai šių metų LKL pirmenybėse. Taiklus 3 taškis metimas ir 16-13, vėl tik 3 taškais yra komandos ir kaip jau teisingai pastebėjo Algis, nuo pat vidurio linijos yra stabdomi Satyrovas ir Giedraitis. Tai dabar atkovoja kamuolį ir Mindaugas Pranckevičius, kol kas nematėme, bent jau per 5,5 minutės šito žaidėjo aktyviai veikiant varžovo baudos aikštelę ir štai pirmasis jo prasiveržimas ir 2 taškai. Mindaugas Pranckevičius, būtent jis yra Plungės Olimpo komandos kapitonas ir labai dažnai, ypač kalbant komandai būna sunku, jis pateisina kapitono vardą. Su kamuoliu Mindaugas Žukauskas, Aleksandras Satyrovas. Vickeris ne visai įgyvendina planą laikymas gynėjų prie centro linijos. Truputį leidžia laisvai priimti Giedraičio kamuolį, be reikalo. Būtų žymiai įdomiau, jeigu jis tą pat darytų kaip Brooksas. Nu, bet matyt, čia naujas variantas, jie dar nėra susižaidę šitam reikalę. Na, kol kas atrodo nelabai, bent jau šios rungtynėse susižaidė ir priekinė Olimpo linija, nes už tai turbūt kokius 5 kamuolius atkovojo Šiauliai po varžovų krepšiu ir visus jos užbaigdavo rezultatyviais metimais. Taip, nu reikia pasakyti, kad šiandien Šiauliai tikrai labai gerą formą demonstruoja, kol kas. Tai dar vienas puikus pavyzdys, kaip reikia išnaudoti centro puolėją įkirtus į baudos aikštelę. Mindaugas Žukauskas žaibiškai atidavė kamuolį Olegui Bulancevui ir 20-15 pirmauja Šiaulių krepšininkai. Atvirai pasakius, šį sezoną aš pirmą kartą matau tokį Bulancevą kaip šiandieną. Ir greitis, ir gerai žaidžia ir arčiau lentos, ir distancijoje taip pat puikiai atakuoja. Nu, dabar minutės pertraukėlės jau prašo Šiaulių komanda po taiklaus Dainiaus Miliūno metimo. 20-17 pirmauja Šiauliai, sužaista 6 minutės ir 50 sekundžių pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Kiekvieną dieną jūs naudojatės dujinėmis arba elektrinėmis viryklėmis. Mes siūlome čekų gamybos Mora atestuotas dujinės viryklės su dujinė orkaitė ar elektriniu griliu. Kombinuotas elektrinės viryklės su stiklo keramikiniu stalu. Puikus dizainas, ekonomiškos ir nebrangios. Įsigykite, nesigailėsite. Motorola. Visur su jumis.
Taigi baigėsi minutėse pertraukėlė, grįžta į aikštelę abiejų komandų penketai, kol kas Plungės Olimpo komandoje, kaip jau minėjome, pasikeitė vienas žaidėjas. Vietoj Eugenijaus Vaškio į aikštelėje Timoti Bruksas, štai dabar vietoj Mindaugo Pranckevičiaus jie ir Ramūnas Petraitis. Šiaulių komanda visas 7 minutės kol kas žaidžia be keitimų. Olegas Bulancevas vėl priverčia prasižengti varžovą. Šį kartą juo tampa Timoti Bruksas, 1,80 cm ūgio gynėjas. Bulancevas demonstruoja šiandieną tokį greitį, kokio jis paprastai net nerodo ir jo oponentas yra aiškiai pasimetęs. Plungės centras. Ir Olegas Bulancevas pagal mūsų neoficialų protokolą jau pelnė 11 taškų savo komandai iš 20. Kuriuos įmetė Šiauliai ir toliau renka taškus šį kartą baudos metimais. Nu, matome, kad nedidelę traumą gavo Mindaugas Pranckevičius ir būtent dėl to buvo pakeistas šis Plungės Olimpo komandos žaidėjas. Taiklus ir antrasis Bulancevo metimas, 13 jo taškas ir 22-17. Šiauliai išlaiko 5 taškų skirtumą. Timoti Bruksas nelengva šiandien Aleksandrui Satyrovui. Ir vėl po krepšiu laimi dvikovą Šiaulių krepšininkai. Kiek lietokai galbūt susikausė šiek tiek pradėjo Plungės Olimpo komandos žaidėjai šios rungtynės. Taip, aiškiai truputį neranda save. Paprastai žaidžia žymiai greičiau ir laisviau. Šiandieną greitį yra atidavę Šiauliams ir Šiauliai jom gerai naudojasi. Plungė bus nelengva, jeigu nepagdydins greitį. Taip, Bruksas jau ieško savęs ir randa. Kol kas šie abu gynėjai, Pikeris ir Bruksas, nemaišo vienas kitam. Įdomu, kaip prasidės atomos rungtynių antrą kėlinį, kaip jų duetas atrodys. Padėti vienas kitam. Taip turėtų padėti, bet šitokio charakterio stilių žaidėjai gali ir maišyti, o čia daugiausia reikia bijoti. Bet be abejonės ateityje tai bus labai įdomi pora. Na ir štai Mindaugas Žukauskas pats metė, pats atkovojo kamuolį po netaiklaus metimo ir štai Robertas Giedraitis ties 3 taškų liniją, prie jo dar bėga Miliūnas, netaiklaus metimas į vėl. Bulancevas po krepšiu, 15 Bulancevo taškas. Tikras šou, kurį demonstruoja Bulancevas pirmajame kėlinyje, sužaista 8 minutės 10 sekundžių, 24-19. Vos tik Olimpas surengė rezultatyvią ataką, taip pat tuo pačiu atsako ir Šiauliai ir tas pats 5 taškų skirtumas. Timoti Bruksas. Ramūnas Petraitis, krepšininkas labai mėgstantis tokius prasiveržimus ir vėl klaida. Bus 6 turbūt Olimpo komandos prarastas kamuolys šios dienos rungtynėse. Ir Satyrovas, Aleksandras Satyrovas baudžia Plungės komandos žaidėjus už tokius neapdairius perdavimus 3 taškais. 27-19 Šiaulių komanda net ir po 2 minutės pertraukėlių vis tik neišleidžia iniciatyvos iš savo rankų, bent jau kol kas. Ir Plungės Olimpo komanda dabar atakuoja Joe Vikerį. Kamuolys išsisuka iš krepšio. Joe Vikerį kol kas taip pat netrodo, kad jisai žaistų savo žaidimo stilių. Kažko trūksta. Taip, bet kažkaip įtariu, kad vis tiek rungtynės bus žymiai atkaklesnės vėliau. Nes visumoje Šiauliai labai gerai pataiko, labai aukštam tempe žaidžia. Plus Plungė daro daug klaidų. Taip negali tęstis visą laiką. Ir geri pataikymai, iš kitos pusės tiek klaidų. Man atrodo, kad rungtynės turėtų įsilyginti. Na, Šiauliai, aišku, jeigu tai bus tiesa, kol tos rungtynės įsilygins, stengsis susikrauti kuo didesnį taškų pranašumą. Dabar jis jau 10, 29-19. Ir sužaista 9 minutės 30 sekundžių. Kamuolio Robertas Giedraitis. Atakoje lieka dar 16 sekundžių. Aleksandras Satyrovas. Perdavimas Tamkevičiui. Tamkevičius pamato atsidengusi Žukauską. Žukauskas meta, pataiko ir išties fantastiška Šiaulių komandos pirmojo kėlinio pusė. Minutės pertraukėlė, reklaminė minutės pertraukėlė. 31-19 pirmauja Šiauliai. Sužaista beveik 10 minučių pirmajame kėlinyje. Motorola. Visur su jumis. Tai nauja. Get up, it's your life. Have fun with it. Sportline. Get up, it's your life. Have fun with it. Sportline, it's your life. Geresnė negu be cukrų. Sportline, it's your life. Ja sveika kramtyti. Sportline, it's your life. Get up. Ji gaivi. Sportline, it's your life.
Na ką, jūs neapsirikote, tai iš ties buvo Kauno Atleto komandos žaidėjas Saulius Štombergas, pirmasis šiuo metu LKL žaidžiantis krepšininkas, kuris buvo nufilmuotas reklaminėme videoklipe. Na, priminsiu, kad Sportlife yra viena iš Atleto komandos rėmėjų. 31-19 pirmauja Šiauliai ir, kaip jau minėjome, 10 minučių jau sužaidė komandos pirmajame kėlinyje ir Olimpas toliau ieško spragų Šiaulių komandos gynyboje. Kol kas jie tai daro gan sunkiai ir Šiauliai bent jau per pirmasis 10 minučių ginasi tikrai neblogai. Štai Evaldas Jocys prasilysta pro Olegą Bulancevą ir pelno 7-ąjį tašką šios dienos rungtynėse. Ir kaip šiandien neįprastai staigiai Šiauliai pereina į greitą kontrpuolimą. Nepaprastai pakitęs stilius, aš tiesiog stebiuosi, labai gerą formą demonstruoja. Kol kas Bulancevas buvo nesulaikomas, bet dabar įdomu, Jocys dengs Bulancevą. Kol kas puolime jis labai gražiai nubaudė jį. Na, štai super stiprus Džo Vikerio perdavimas, kurio ir vis dėlto reikia pasakyti, kad Plungės žaidime dar jaučiasi nesusižaidimas. Gynyboje neišpildo tą, ką treneris nori. Ir Timothy Brooksas pajutęs, kad kažkas ne taip yra komandoje, pats dažnai įmas iniciatyvos. Atsimenė pernykščius metus, taip kaip pernai. Ant nugarų, kaip sakoma, besiginančios komandos atėjo į puolintą. Na, aš atsimenu vienas Timothy Brookso rungtynės, kuomet jisai per antrojo kėlinio paskutinės 10 minučių pelnė 20 taškų ir galima sakyti vienas sutriuškino Sakalų komandą, tai turbūt buvo vienas iš tokių įspūdingiausių rungtynių tais metais. Dabar toks paskutinių minučių toks įspūdis, kad Brooksui pradėjus aktyviai ir naudingai labai žaisti, kažkur tai Vikeris, jeigu taip galima pasakyti, pametė savo aktyvumą ir žaidimą. Nors, kaip paneigdamas mano žodžius, puikiausiai atima kamuolį ir organizuoja tai, ką jie turėtų dviesi daug padaryti. Daug perimt kamuolį ir antpuolį. Bet Šiauliai nuostabiai meta. Fantastiškas taiklumas. Ir iš distancijos aiškiai meta apie 60%, jeigu net daugiau. Jeigu ne daugiau. Kol kas Arvydas Tamkevičius pelnė 7 taškus ir 35-25, dabar jau 10 taškų skirtumas, kurio Šiauliai pirmauja jau kelias minutės. Vėl ieškomas atsidengęs gynėjas ir prarandamas kamuolys. Ir štai kaip vikrusis Timothy Brooksas dabar atgavo. Dabar duetas sužaidė, vienas išmušė, antras. Ir dabar Olegas Bulancevas stabdo neleistinai Evaldą Jocį. Žaibiška buvo ši Plungės Olimpo komandos ataka. Jocys sprendžia Bulancevo problemą pats, atakuodamas. Ir antrą kartą labai sėkmingai atakuoja prieš Bulancevo, be abejonės taip gali palaužti. Iki šiol labai sėkmingai žaidusi Šiaulių centro puolėją. Na ir tai jau antrojo pražanga, jis pelnė 15 taškų savo komandai. Kol kas šios dienos rungtynėse. O dabar baudas meta Evaldas Jocys. 8 taškai jau jo sąskaitoje. Ir 9 taškas, 35-27. Šiauliai pirmauja dabar 8 taškų skirtumų. Lieka žaisti dar 8 minutės ir 40 sekundžių. Ir aikštelėje dabar Šiaulių komandoje pasirodė Donatas Aslatina, 12 numeris ir solo prasiveržimas, kurį sėkmingai užbaigė ne Arvydas Tamkevičius, o Olegas Bulancevas. Vis tik jeigu puolime Evaldas Jocys kelis kartus ir sėkmingai sužaidė prieš savo varžovą, tai vis tik gynyboje Bulancevas prie varžovų krepšio, Bulancevas daro ką nori. Nepaprastai aktyvus, aš nesu matęs, kai jis taip gerai būtų žaistų arti prie lentos varžovų. Ir dabar prasižengia Ramūnas Petraitis. Kol kas nesiklijuoja žaidimas Plungės Olimpo komandai. Matyt bus keičiamas Vikerį, man taip atrodo. Taip, jis neranda savęs, kadangi jam sunku suprasti, kad jo funkciją šiuo momentu labai sėkmingai atlieka jo draugas iš Amerikos. Palikdamas jam tik dalį funkcijų, tai yra metimus. Taip. Ir jam tai kol kas jis priprato truputį daugiau imti puolime. Kol kas metimai nelabai techniškai, nes tų tritaškų pataikytas tik vienas. O tuo metu Arvydas Tamkevičius supelno 8 tašką. Skirtumas jau 11 taškų. Ir antrasis baudos metimas. Labai pasitikėdami savimi žaidžia Šiaulių krepšininkai. Nepaprastai, su tokiu pataikymu vis dėlto galima ir pasitikėti ir galima jaustis gerai aikštelėje. Bet vis dėlto pagrindinis žaidėjas yra Bulancevas šiandieną, kuris įnešė visą tą sumaištį į labai neblogą, kaip paprastai mes esame pripratę matyti Olimpo gynybą.
Timothy Brooksas tarsi Jurkas varžovų baudos aikštelėje ir būtent po jo perdavimo dabar prasižengė Donatas Aslaninas, sukirtęs per ranką Ramūnui Petraičiui. Vis tik atrodo, kad bent jau kol kas Timothy Brooksas neprarado tos sportinės formos, kokią jisai demonstruodavo praėjusiais metais. Ne, kas liečia dabar į jo įėjimą, pirmą debiutą, tik grįžus, atvažiavus per vandenyną į kitą kontinentą, tai klasiškai atrodo šiandien stebėtinai tiesiog. Ar turbūt būtų galima prognozuoti dar vieną super įdomią dvikovą, tai su garsiuoju Šilutės komandos amerikiečių Davidu Edwardsu. Ten bus aukštos klasės artistinis duetas. O kol kas Timothy Brooksui nenokautis prieš Šiaulius ir kaunasi Olimpas kol kas nelabai sėkmingai. 10 taškų skirtumų jie pralaimi Šiauliams. Lieka žaisti 7 minutės ir 20 sekundžių. Ir į aikštelę vietoj Olego Bulancevo įeina Sigitas Birutis. Olegas Bulancevas pelnė 17 taškų ir aišku, svarbus proga pailsėti. Nu, dabar atrodo, turėtų atsigauti truputėlį Plungė. Tuoj pat grąžinamas labai teisingai daro treneris Endrijaitis, grąžinamas pagrindinis centro puolėjas, taip. Ir dabar, jeigu bus perlaikomas Bulancevas, iniciatyva gali grįžti į Plungės komandos rankas. Nu, jo kad skirtumas dar nėra didelis, tik 10 taškų ir viskas abiem komandom šiandien dar prieš akiją. Eugenijus Vaškys. Po ilgos pertraukos vėl grįžo į aikštelę. Timothy Brooksas meta, tačiau jau po teisėjų švilpuko ir prasižengė Arvydas Tamkevičius. Pirmoji asmeninė Arvydo Tamkevičiaus pražanga, na ir dabar grąžins kamuolį Plungės Olimpas. Plungės Olimpas jau yra prasižengęs 7 kartus, Šiaulių komanda turi 5 komandinės pražangas. Vaškys. Mindaugas Pranskevičius gan ilgai ieško kelio varžovų krepšio link Olimpo krepšininkai. Atakai lieka dar 15 sekundžių. Miliūnas bando suklaidinti Birutį. Teisėjas rodo, kad prasižengė Sigitas Birutis. Ir tai yra pirmoji pražanga. 13 minučių ir 20 sekundžių sužaista šios dienos rungtynėse, 6 komandinė Šiaulių pražanga. Ir 10 taškų Šiaulių komandose persvara. Evaldas Jocys atmeta Brooksui, Brooksas Miliūnui. Plungės Olimpo komanda. Atakuoja Mindaugas Pranskevičius, netaiklus metimas. Na, labai Plungės Olimpo krepšininkam trūksta tokio taiklumo, ypač dėl psichologinio pasitikėjimo savo jėgomis. Jiems būtinas dalykas, bet šitą komponentą jie ir nežaidžia. Vat viena iš priežasčių, kodėl jie šiandien taip neužtikrinti, tai ir yra nepataikymas. Išskyrus Brooksai praktiškai niekas neatakuoja. Ir dabar kamuolys atitenka Šiaulių krepšininkams. Sigitas Birutis grūmėsi dėl jo su Dainiumi Miliūnu ir teisėjo nuomonė paskutinysis įlietė Plungės krepšininkas. Arvydas Tamkevičius jį dabar dengia Mindaugas Pranskevičius. Ir Žukauskas labai toli, netaiklus metimas. Tačiau Šiauliai vėl laimi dvikovą po varžovų krepšių ir šį kartą taiklus Mindaugas Žukauskas. Vis tik sunku tikėtis didelės sėkmės šitaip blogai kovojant po savo krepšiu. Neįmanoma nugalėti taip pralašinėjant atšokusius kamuolius. Ir dabar prasižengė Donatas Laninas, dengdamas Timothy Brooksą. Ir tai turbūt dar ne paskutinė Donato pražanga, jeigu jis ir toliau dengs šį krepšininką. Beje, dabar jį keičia Rimas Endrijaitis ir vietojo į aikštelę grįžta Joe Vikeris, senasis Plungės Olimpo variantas. Labai laiku ir labai geras keitimas, nes dar minutę kitą palaikyti Vikerį ant suoliuko, jis gali visai sėsti. Ir atlikta viskas gerai. Dabar sunkiausias uždavinys, kaip vėl juos abudu sustatyti. Treneriui Endrijaičiui tai bus nelengva išspręsti, nes pirmas jų debiutas dviese buvo labai sunkus dėl Vikerio. Psichologiškai jis neišlaikė. Čia dabar klysta Olimpo krepšininkai. Aš apskritai pagalvojau, kaip vis tik dabar sudėtinga turėtų būti Rimui Endrijaičiui. Iš vienos pusės gautas dar vienas puikus žaidėjas, iš kitos pusės kaip matematiškai tiksliai reikia apskaičiuoti štai tokius niuansus, kad taip, labai sudėtinga. Dabar jis viską daro teisingai, bet čia jau antram kėliniui viskas atydama. Dabar labai vykusiai Šiaulių centro lyderio rolę perima Žukauskas. Labai vykusiai. Ir kada jie neranda jau per ką žaisti, Žukauskas laiku labai gerus metimus atliko. Dar dabar 14 taškų skirtumas, 45-31. Šiaulių komanda turi kamuolį į aikštelę. Ir Šiaulių komandos gynėjas Giedrius Pečiulionis.
snaiperiškų metimų meistras. Nu, dabar klysta puolime Šiaulių krepšininkai ir su kamuoliu jau Joe Vikeri. Gražus perdavimas Miliūnui, Miliūnas meta 2 taškai ir lengva Olimpo komandos ataka. Na, lengva iš pirmo žvilgsnio turbūt. Ne taip jau lengva buvo Miliūnui. Brautis pro Šiaulių Vikeris atliko puolėjus. labai puikų perdavimą, labai retą mūsų krepšinį. Per baudos aikštelę, va, prašau, vieną kamuolį atminė, antrą nesugebėjo, bet jau net labai netoli buvo. Bet yra Žukauskas, kuris... Ir štai vėl prasižengia Evaldas Jocys. Kelintą kartą Plungės Olimpo krepšininkai galvoja tik apie kamuolį, negalvoja apie tą žaidėją, kurį reiktų atitverti nuo krepšio. Taip, labai stebėtinai Plungės komanda, kad taip pralošinėtų atšokusius kamuolius nuo lentos. Pirmą kartą matau. Matyti psichologiniai pergyvenimai su Jocio kelionėmis į Ameriką, matyti vis dėlto šiandieną dar aikštelėje jaučia. Nes čia viena iš valingiausių mūsų lygos komandų ir šiandieną kaip tik to nelabai matome. Ir štai ką tik pranašo komentatorius staliuką praėjo Joe Vikeri, iš kurio veido išraiškos galima buvo suprasti, kad jis pats visiškai neįsivaizduoja, kas čia dedosi aikštelėje, nesupranta, kasgi atsitiko komandai, kasgi atsitiko jam pačiam. Tiesiog daugybė klausimų jo akyse, na, o kol Plungės Olimpo komandos žaidėjai ieško to tikrojo žaidimo, po truputį derina žaidimo styga, Šiaulių komanda nieko nelaukia ir didina skirtumą, bei periminėja kamuolius. Štai vėl Pranskevičius bando atlikti tai, ką turi atlikti Vikeriai arba Brūksas. Jis paprastai tokių dalykų nedaro, neduoda tokių sudėtingų perdavimų. Na, štai dabar 47-33. 14 taškų skirtumo pirmauja Šiaulių komanda. Galbūt čia būtų galima išvelgti ir dar vieną dalyką. Šiemet Plungės Olimpo krepšininkai žaidžia labai sėkmingai ir štai daugumą rungtynių laimi, pirmaudami jau nuo pat rungtynių pradžios. Ar nebus krepšininkai užmiršę tą dalyką, kaip reikia žaisti, kuomet pralaimima 10-9 skirtumo? Be abejonės, taip, nes pradžia buvo velniškai įspūdinga ir triuškinanti, psichologiškai tai labai veikia. Tai atlikdavo dažnai Olimpas su savo varžovais, bet kad su jais tai padarytų ir jų ginklais, gerų greitų puolimų puikių ir gera puikiai atšokusi kovo dėl obuolių plus pataikymai. Tai, ką jie daro, prastai viskas šį kartą buvo prieš jie. Na štai dar vienas Aleksandro Satyrovo taiklus metimas šiame epizode sužaidė kaip tikras krašto puolėjas ir dabar jau prasižengia dengdamas Evaldą Jocį Arvydas Tamkevičius. Atrodo, po truputį pradeda jau lygiai įniršti gerąją prasme Olimpo krepšininkai. Minutės pertraukėlė, 49-33 ir Šiaulių komanda prašo minutės pertraukėlės, lieka žaisti 3 minutės 14 sekundžių. Motorola. Visur su jumis. Akcinė bendrovė Litoda vienintelė Baltijos šalyse gamina įvairiausių spalvų ir rašto dirbtinės odos ir linoleumą. Odos skirtos moteriškai, vyriškai, kelioniniai galanterijai, automobilių sėdynių ir baldų apmušalams, sportiniai avalynei ir kamuoliams, rūbams ir pirštinėms. Tai kokybiškos, madingos spalvinės gamos ir įvairiausių rašto dirbtinės odos su ekologiškai švaria apdaila. Apsilankykite Litodos sandėliuose ir parduotuvėje. Mūsų adresas Plungė, Pramonės 4. Teiraukitės telefonais 52125 5718. Mes laukiame jūsų. Evaldo Jocio baudos metimas sumažinantį skirtumą iki 15 taškų, 49-34. Taip, bet dabar galvoju, kiek žaidimas, kurio mes laukiam Plungė ir tikimės, kad bus labai įdomus, bet va šiandieną kiek nuostolių patyrė Plungė. Jau sakysim, Vikerio toks... Vikeris jau nerado savęs. Dabar reikia pagalvoti apie Vaškį. Vaškis irgi be metimo. Pakeičiamas, įleidžiamas, vėl pakeičiamas. Aš suprantu, Adriaitis elgėsi visai teisingai. Bet nuo to komandai tikrai nelengviau. Šiuo momentu labai sunku, nes jis vis tiek turi žaisti 4 gynėjais. Jeigu nori ką nors padaryti gerai, turi puikiai suderinti vieną iš legionierių su mūsų lietuviais. Ir
jų abiejų kartų buvimo, bet aišku, tai ne vienos dienos klausimas. Vat šiandien matyti, kaip tai sunkiai jiems sekasi atlikti. Pasimetė labai. Taip, vis dėlto pasirodo, jie labai dar pergyvena tą dalyką. Tai yra Jočio kelionė į Ameriką. Jaučiasi šitas, vat, tas nervinis jų didelis sukrėtimas dabar vat, išsilieja krepšinėje neigiamomis emocijomis. Jaučiasi. Sutrikdė ne tik klubo vadovus ir trenerius, tačiau ir žaidėjus. Be abejonės, Viečiais yra figūra. Aukščiausias penketo žaidėjas vis dėlto ir iš tų žaidėjų, kurie rezultatą daro nemažą. Nu ir štai dabar sužingsniuoja Sigitas Birutis, 49-35, 15 taškų skirtumas. Prasidėjo prieš paskutinę pirmojo kėlinio minutę ir Olimpas vis dar pirminės komandos vaidmenyje. Pelno dabar pataiko iš toli Mindaugas Pranskevičius, pelno. Taip, ko geras pirmasis Plungės Olimpo lietuvių tritaškis. O Viesi taigi neišloš vis tiek. Apskritai Plungės Olimpas įmetė tik 2 tritaškius, kas taip stebėtina, taip. Ir greito puolimo visai nebandė. Ir štai dar vienas sėkmingas Šiaulių komandos ataka. Sigitas Birutis pelno 2 taškus ir priverčia prasižengti 5-ąjį numerį Evaldą Jocį. Tai antroji Evaldo pražanga šios dienos rungtynėse. Na ir prie baudos metimų linijos Sigitas Birutis ir Joe Vikerį kartu su savo komandos draugais dabar eina prie atsarginių žaidėjų salelio, kadangi minutės pertraukėlės prašo Rimas Endriaitis. 51-37, minutė 42 sekundės iki kėlinio pabaigos. Metalo prekyba viena didžiausių Lietuvos privačių įmonių prekiaujančių metalu. Metalo prekyba parduoda plieno lakštus, vamzdžius, vielą, tvirtinimo detalės, elektrodus. Metalo prekyba superka metalą iš firmų ir atskirų asmenų. Šiauliai, Bielskio 32A. Maloniai jūs kviečiame į naują firmos Vilas kavinę Hamburgerinė. Jei skubate pasmaguriausią hamburgerių, o jei turite laiko, pasisėdėsite kavinėje, kurioje jūs sužavės siūlomų patiekalų įvairovė. Čia pat jauki 10 vietų banketų salė. Kitoje salėje vienintelė Šiauliuose hamburgerinė, kur švediški keletos rūšių hamburgeriai, įvairūs priedai. Maloni aplinka, dėmesingas aptarnavimas jums ne tik pakels nuotaiką, jūs čia užsuksite vėl ir vėl. Adresas Vilniaus 140. Nors dabar prie baudos metimų linijos Sigitas Birutis netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį, lengvai atkovoja Plungės Olimpo krepšininkai. Minutė 30 iki kėlinio pabaigos ir Šiaulių komanda pirmauja 14 taškų skirtumu, taigi jau galime turbūt drąsiai sakyti, kad neturės daug laiko, laisvo laiko Rimantas Endriaitis per minutės pertraukėlę. Laukia didelis darbas, kaipgi pataisyti komandos žaidimą, kaip sureguliuoti šios komandos žaidėjų tarpusavio veiksmus. 51-37, 14 taškų skirtumas, kurio Šiauliai tikrai lengvai neatiduos antrajame kėlinyje. Taip, su tokiu žaidimu sunku iniciatyva labai. Jie vis dėlto žaidžia puikiai šiandieną. Ir Joe Vikerį, 4-asis krepšininko taškas, 5-asis taškas antruoju baudos metimu, 51-39 ir minutė 15 iki kėlinio pabaigos. Aleksandras Akyvas prašo užtvarėlės, pasiveržė po krepšiu, atmeta Pečilionį ir Arvydas Tamkevičius. Netaiklus metimas, laimi kovą dėl kamuolio Plungės Olimpo krepšininkai ir 3-3. Joe Vikerį iš 3 taškų. Ir dar vienas netaiklus metimas, Miliūnas laimi dvikovą dėl kamuolio ir priverčia prasižengti Giedrių Pečilionį. Ko gero, tai pirmoji greita ataka charakteringa Plungės Olimpui, kada ir geras žaidimas greitėje ir geras mažojo centro Miliūno kova gera dėl atšokusio kamuolio. Labai gražus momentas, bet dėja, tai pirmasis momentas. Nu, tokios grinai kontratakos, kuomet žaidėjas išvedamas vienas prieš krepšį, apskritai nematėme Plungės Olimpo komandoje. Atakos Plungės komandai ko gero nei vienos ir nebuvo, kas labai O iki rungtynių pirmojo kėlinio pabaigos lieka 50 sekundžių ir su kamuoliu Šiaulių krepšininkai nesiryžo atiduoti kamuolio Bulanovas po krepšio atsidūrusiam Tamkevičiui. Šiauliai dar gali laikyti kamuolį 13 sekundžių. Aleksandras Akyvas 51-40, 11 taškų skirtumas. 5 sekundės netakas skirto laiko pabaigos, netaiklus metimas ir Plungės Olimpas vis tik per paskutinės 3 minutės bent jau susitvarkė savo baudos aikštelėje. Vis sunkiau ir sunkiau būna atkovoti kamuolius varžovams, tačiau jie vis dar taip pat lengvai juos perima. Keista, kad Bruksas šiandieną daro klaidas, netikslūs perdavimai, kurie atitenka Šiauliams. Pas jį paprastai tokių dalykų nebūdavo.
Na, matyti, tai dar turbūt tik tai dėl to, kad vis tik po ilgos, labai ilgos pertraukos vėl Bruksas Olimpo komanda. Be abejonės, čia jau ne jo žaidimo komponentai, tokios klaidos perdodant. Vat atsidengti Joe Vikerį, prasiveržia pro krepšį, atiduoda kamuolį Miliūnui, Miliūnas seka, netaiklus metimas, tačiau prasižengia po krepšiu. Dabar tai, ką padarė Plungės komanda, o dabar tai charakteringa turėtų būti jų žaidimo ateityje, kada jie du mažieji žaidėjai labai gerai vertina situaciją ir atiduoda puikius perdavimus, patys išlikdami aktyvūs. Nu, bet aišku, tai turi ateiti su laiku matyti. Dainius Miliūnas. Antrasis baudos metimas. Taip pat taiklus 51-42. 9 taškais pirmauja Šiauliai. Netaiklus metimas paskutinė pirmojo kėlinio sekundė. Baigėsi pirmasis kėlinys. Jį rezultatu 51-42 laimi Šiaulių krepšininkai. Na ir mes turbūt galime tikėtis, kad po 10 minučių pertraukos mūsų laukia dar įdomesnis ir atkaklesnis antrasis kėlinys. Kėlinys Šiauliai Olimpas 51-42 po pirmojo kėlinio Šiauliai pirmauja 9 taškų skirtumu ir dabar dėl antrojo ginčo šiose rungtynėse kovoja Miliūnas ir Bulancevas ir dar kartą teks pakartoti šią procedūrą šių rungtynių arbitrams. Taigi pirmasis kėlinys pasibaigė Šiaulių komandos pergalę ir visų pirma, kokia statistika visų pirma krenta į akis, tai labai nerezultatyvus Plungės Olimpo komandos gynėjų žaidimas. Taip, stebėtinai, trauma ir traumos priežastis mes jau kalbėjome pirmą kėlinį. O įdomu, sugebės antrą kėlinį susitvarkyti patyrėjai ir užtektų aukštos klasės gynėjai. Maškys 0 taškų. Turbūt taip nėra buvę Plungės istorijoje. Apskritai Vikeris iš 5 tritaškų tik vienas taiklus. Ir štai dabar taiklus metimas. Joe Vikerį, beje. Ir atrodo pildo duotą tau žodį. Taip, beje, aš pertraukos metu šiek tiek šnektelėjau su Joe Vikerį, jisai pasakė, pusiau juokais, pusiau rimtai, kad pirmas kėlinys, jeigu jam būna nesėkmingas pirmasis kėlinys, tuomet antrajame jį varžovai jau sunkiai besistabdys. Na, šiauriečiam aišku norėtųsi tikėti, kad tai buvo pasakyta juokais, tačiau pirmasis Joe Vikerio tritaškis metimas galbūt rodo būtent priešingai, kad šis krepšininkas kalbėjo labai rimtai ir na, tuomet tik tai galima pavydėti tokio pasitikėjimo savo jėgomis. Taip, Linai, dabar aš noriu paklausti, ar tau netrodo tarp pirmojo tritaškio Vikerio pataikymo ir antrojo amerikiečio Brukso nepataikymo, ar nėra tiesioginio ryšio? Mano manimu, gali būti tiesioginis ryšys. Praktiškai po pirmo tritaškio antrą pataikyti yra lengviau, net ir kitam žaidėjui. Tuo tarpu tarp jų vis dėlto yra konkurencija tokia. Kol kas jie nori būti lyderiais. Ir vot kol jie nesuvalgys šito jausmo žaidime, tol bus labai sunku. Na ir matyti, ta konkurencija galbūt atsiranda ne tiek, kad šie krepšininkai būtų labai dideli egoistai, tiesiog galbūt reikia laiko, kad nušlifuoti tas kelias detalės, kelias epizodus, kad jie suprastų. Labai teisingai pasakė, kaip tik šie krepšininkai ne egoistai, nors ir jie labai rezultatyviai žaidžia ir daug atakuoja, bet jie yra iš tų tokių demokratiškų gynėjų, kurie sugeba ir patys žaisti ir kitiems daryti sąlygą. Na ir štai, Joe Vikerį. Antrasis iš eilės tritaškis, 11 taškų jau pelnė Vikerį, 6 iš jų antrajame kėlinyje per tą minutę ir 50 sekundžių. Taip, amerikietis laikosi žodžio kol kas. Tai apskritai dažnai laikosi žodžio, jeigu pasakė, dar padarys. Matyt, kad taip. Ir dabar 2 taškus pelno Arvydas Tamkevičius, šiek tiek gelbėdamas jau gan sunkioje padėtyje atsidūrusių Šiaulių krepšininkus. Prieš šį metimą skirtumas buvo tik 1 taškas. Ir štai dar kartą epizodas, kuomet Joe Vikerį galbūt ir taip sakant, jau padėjo ir dar vienerius pamatus tam susižaidimui, kuomet būtent jis... Tai yra pradžia. Tai pirmasis turbūt Vikerio puikus perdavimas Bruksui. O dabar turi kamuolį Pranskevičius, 2 taškai ir prasižengia Šiaulių komandos žaidėjas. Plungės Olimpo krepšininkai pradėjo antrąjį kėlinį taip galingai, kad atrodo Rimantas Endreitis ir patys krepšininkai laiko rūbinėje veltui neleido. Taip, jie dabar daro tą patį, ką darė Šiauliai su jais pirmo kėlinio pradžioj. O įdomu, kaip Šiauliai reaguos. Plungė aiškiai pasimetė. Įdomu, kas bus Šiauliais, jeigu ir toliau pradės Plungės Olimpas panašų šturmą. Na, Šiauliam pats laikas pradėti kažkaip reaguoti į Plungės Olimpo spurtą, kadangi rezultatas jau lygus. Per 2 minutės ir 15 sekundžių Olimpas sugebėjo išlyginti rezultatą. Ir štai dabar perima kamuolį Plungės Olimpo komandos žaidėjas. Taip, kada Plungės žaidėjai pradeda tipinėti kamuolius, taip jie darosi pavojingi varžovams. Po pirmo kėlinį ir nebuvo. Na, dabar Joe Vikerį dengia Robertas Giedraitis.
Pranckevičius perdavimas Jocijas Miliūnui. Vėliavas Jocys ir prasižengia. Vis tik pažeista 3 sekundžių taisyklė. Pernelyg ilgai centro puolėjo pozicijoje žaidė Joe Vickery. Ir be reikalo pasakysiu, nes tada atims duoną, jeigu jie dažnai mažiau kaip pradės lakstyti po lentą, jie atims duoną aukštiems lietuviams ir tai bus neteisinga. Retkarčiais atsidurti toj padėtyje, bet dabar jau jie ieško kamuolį labai stropiai ir ne savo pozicijos. Tai nėra geriausia išeitis mažam žaidėjui. Dabar su kamuoliu vėl Timothy Brooksas. Antrajame kėlinyje pagyvėjo Plungės Olimpo komandos žaidimas ir sužaidus 3 minutės lygų. Jocys po krepšiu turi šansą persvirti rezultatą. Pirmą kartą per 22 minutės. Pirmą kartą apskritai šios dienos rungtynėse turbūt persvirti rezultatą Olimpo savo naudai. Nuostabu, kaip lengvai tą atliko. Atrodo, kad komandos pasikeitė rolėmis. Aš dabar po krepšiu Pranckevičius. Netaiklus metimas ir štai dabar būtent to tikslumo trūksta jau Šiaulių komandai. Tuo, ko pasižymėjo Šiauliai pirmą kėlinį. Ir pajutęs, kad viskas griūna, minutės pertraukėlės prašo Antanas Sireika, Šiaulių komandos vyriausiasis treneris. 57-53 pirmauja Olimpas, sužaidusi 3 minutės ir 25 sekundės per antrajame kėlinyje. Plungės žemės ūkio mokykloje įgysite ūkininko namų ūkio meistro ir ekonomijos specialybę. Profesinio rengimo centre išmoksite skardininko, staliaus, elektriko, santechniko amato. Besimokantiems mokama stipendija, pageidaujantys aprūpinami bendrabučių. Moksleiviai priimami kasmet birželio mėnesį. Štai baigėsi minutės pertraukėlė. Dabar jos metu, aišku, labai sunku uždavinį sprendė ir Antanas Sireika. Kol kas tarsi iš metų žaidė Šiaulių krepšininkai, dabar jau atrodo tarsi pakliuvo į savo svorio kategoriją. Ir štai dar kartą vieną metimą blokuoja Olimpo krepšininkai, kurie dabar ir tai laiko iniciatyvą savo rankose. Brooksas nepavyksta atmesti kamuolio Miliūnui, tačiau jį išsaugo Olimpo krepšininkai savo rankose. Pranckevičius ir prasižengia Olegas Bulancevas, 9 numeris. Trečioji asmeninė pražanga ir viskas krypsta dabar jau Šiaulių komandos nenaudai. Paskutinėmis minutėmis atliktas Olimpo spurtas. Trečioji Bulancevo pražanga. Na, dabar taip pavyksta perimti kamuolį vėl Plungės Olimpo krepšininkams. 4-1. Iš viršaus deda Evaldas Jocys, galingas šuolis ir 59-53. Robertas Giedraitis. Na ir sutrikę Šiaulių krepšininkai. Nesitikėjo matyti tokio galingo Olimpo komandos žaidimo antrojo kėlinio pradžioje. Bet kaip gaunasi gynyboje Olimpas. Nuostabiai, atrodo visai kita komanda. Vat kom ir įdomus krepšinis. Ir Pečilionis, Giedrius Pečilionis ir jo tritaškis netaiklus. 59-53 ir visiškai išjungti yra iš žaidimo Šiaulių komandos lyderiai Olegas Bulancevas ir Mindaugas Žukauskas, rezultatyviausi krepšininkai. Ir beje, kol kas per 5 antro kėlinio minutės Šiauliai pelnė tik 2 taškus savo komandai šios dienos rungtynės antrajame kėlinyje. Tuo tarpu Plungės Olimpo komanda įmetė jau 16, taigi antrąjį kėlinį Plungės Olimpas laimi 16-2. Ir Antanas Sireika keičia žaidėjus, vėl aikštelę grąžina Mindaugą Žukauską, įskaičiuoja Arminą Pranckevičių ir įeina Donatas Slavina, jis pakeis Robertą Giedraitį. O tuo tarpu Mindaugas Pranckevičius didina skirtumą, pelno savo komandai 11 tašką šios dienos rungtynėse. Ir taiklus antrasis baudos metimas 61-53, 18-2 antrąjį kėlinį laimi Olimpo krepšininkai. Donatas Slavina, perdavimas Satyrovui. Ir štai po krepšio atsiduria Donatas Slavina, netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Žukauskas, teisėja rodo galima žaisti toliau. Satyrovas, Šiaulių komandos veteranas, galų gale nutraukė nesėkmingo atakų seriją. Labai aukštas procentas Satyrovo, įsivaizduoju, kad jis meta apie 70% iš tolimų nuotolių. Ar dabar skirtumas 6 taškai? Neturėtų pataikyti taip per toli. Ar skubotas buvo šis Vikerio metimas?
Giedrius Pečiulionis. Vėl po krepšių Slanina. Užmiršo apie šį krepšininką Olimpo žaidėjai. Dabar 2 taškus ir, atsiprašau, pelno Mindaugas Žukauskas, pranėrėsi po krepšiu. Atsipalaidavo nuo savo varžovo ir Žukauskas. Tai 12 Žukausko taškas, 61-57. Jeigu Šiauliai dabar sustabdys Olimpo komandos spurtą, tuomet matyt prasidės pati įdomiausia šių rungtynių dalis. Taip ir bus, jau praktiškai Šiauliai atsigavo. Prašau. Ir štai skirtumas vėl tik 2 taškai, 61-59. Ir dabar minutės pertraukėlės jau prašo Rimantas Endriaitis, nepaprastai atkaklios ir dramatiškos kol kas šios dienos rungtynės. 2 taškais pirmauja Olimpo sužaidus 6 minutės ir 10 sekundžių. Atrodo, būsim atspėję, prognozuodami įdomų antrą kėlinį. Dabar grąžintas kamuolys į aikštelę ir praranda kamuolį Olimpo krepšininkai. Atrodo, tęsiasi ta klaidų serija, kurią Olimpas atliko per paskutinės 2 minutės. Ir dabar prasižengia Eugenijus Vaškys, 10 numeris. 2 taškai skiria komanda, sužaista 6 minutės ir 31 sekundė. Ir kamuolys Šiaulių krepšininkų rankose, kurie dabar jau sušvelnino skirtumą iki 2 taškų. Plungės Olimpo krepšininkai šiuo metu pirmavę antrajame kėlinyje 18-2. Dabar pirmauja tik 2 taškais ir atkovoja kamuolį, turi šansą padidinti skirtumą. Vėl trūksta su kamuoliu. Šiauliai psichologiškai atsistatė. Dabar sunkiausiai padėti pats jos Vaškys, nepadaręs neįmetęs nei vieno metimo. Ir aišku, jam statomas užžaiminys dabar suatakuoti, nes Endriaitis aišku nori, kad... Na ir štai, Eugenijus Vaškys, 2 taškai ir bauda. Užskaitomi 2 taškai. Taip. Taip, labai reikalingi šiam žaidėjui baudo taškai. Nuo Mindaugas Žukauskas prasižengia antrąjį kartą ir Eugenijus Vaškys. Jeigu išsižais ir šis krepšininkas, kuriame išsižais puolime, nes gynyboje antrajame kėlinyje Plungė žaidžia apskritai labai gerai. Jeigu išsižais puolime... Atrodo, pamatysime labai gražias likutis minutės šio antro kėlinio. Abi komandos jau žaidžia. Donatas Slanina ir priverčia prasižengti Eugenijų Vaškį. 64-59, 5 taškai skiria komandas. Ir 2 baudos metimai. Štai dabar jaunam 19-mečiui Šiaulių komandos krepšininkui suteikiama galimybė 2 baudos metimai sumažinti skirtumą. Ir pirmasis baudos metimas taiklus. Ir Plungės Olimpo komandos treneriai Rimantas Endriaitis ir Steponas Milašius. Netaiklus antrasis metimas. Bulancevas. Taip, kaip ir pirmajame kėlinyje. Bulancevas vėl laimi kovą dėl užšokusio kamuolio. Bet kaip sukūrė situaciją, jis nieko, praktiškai Meiliūno buvo kamuolys. Sugebėjo paskutiniu momentu prispausti prie lentos ir pasiimti. Na ir Plungės Olimpo Šiaulių komanda atsakė taip pat 3 taškais. Viena bauda ir taiklių 2 taškų ir vėl tik 2 taškai skiria komandas. Ir didėja triukšmo Šiaulių Tauro sporto salėje. Taip, auga. Atvirai pasakys, vėl Plungės komanda nėra tokia, kokią mes pripratę jos matyti. Prašau, kokios klaidos vyksta. Na ir štai užmina ant galinės linijos dabar Plungės Olimpo krepšininkai. Keitimas vietoj Olego Bulancovo į aikštelę eina Sigitas Birutis. Žaistas 7 minutės ir 40 sekundžių. Olegas Bulancovas dabar ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jis pelnė savo komandą jau 21 tašką šios dienos rungtynėse ir 2 taškai skiria komanda. Žukauskas 3 kartą antrajame kėlinyje ir trečiasis metimas taiklus. 65-64. Taip, Jočiui nervai praeitą savaitę irgi pasirodo, nemažai kainavo. Dabar jisai daro paskutinis visas klaidas ir kamuolius praranda ir taip pat gynyboje 2 klaidos kėlės. Na beje, kiek teko kalbėti su treneriu Rimu Endriaičiu, tai jis pasakė, kad Evaldas Jocys beveik 3 dienas beveik visiškai nesitreniravo, tai irgi turėjo matyti įtakos. Be abejonės.
Bet mano supratimu dabar būtinai reikalingas ir Vikeris. Dabar šitam nerviniam kare individualiai stiprus ir greiti žaidėjai gali lemti labai daug. Reikalingi kamuolio perėjimai, greitos atakos, nes žaidimo organizacija aiškiai nėra tokia, kokią mes norėtume matyti. Yra dabar kas turi parodyti stipresnį charakterį ir tie dalykai lemti. Dabar galima padaryti persvarą arba viską pralošti. Aiškus Vaškys. Neįmanoma jam pataikyti šiandien, taip, bereikalingas metimas. Na ir vėl su kamuoliu Šiaulių krepšininkai, jie pirmauja 1 tašku, 65-64. Taip vis tik pasikeitė žaidimas antrajame kėlinyje. Mindaugas Žukauskas bando prasiveržti baudos aikštelę, puikus perdavimas Biručiui ir Birutį į nugarą stumteli Eugenijus Vaškys, 10 numeris. Ir štai tarsi išgirdęs visus žodžius, Rimas Endriadis į aikštelę grąžina Joe Vikerį. Taip, šitoj situacijoje reikalingi individualūs, stiprus ir gudrus žaidėjai, kurie spręstų patys uždavinius, nes apie aukštą, kultūringą, kaip sakoma, taktinį žaidimą dabar sunku būtų atakuoti. Viskas paremta dabar stiprią psichologiją individualių žaidėjų. Na ir Mindaugas Žukauskas, dar vienas taiklus tritaškis. Štai tas žaidėjas. Ir vėl jo čia gynyba. Stebėtinas, šitas žaidėjas nepasižymėjo blogą gynybą anksčiau. 68-64. Vikerį. Netaiklus metimas. Gal kiek ir per greitai ėmėsi iniciatyvos dabar. Be abejonės. Šiandien nervų karas vyksta. Labai ryškus. Tas ypatingai jaučiasi Plungės komandoje. Na ir štai kokios padrikos abiejų komandų atakos, keletas atakų paskutiniu metu. Nu, man atrodo, kad su Plungės komanda tokių epizodų mes matysim dažnai komandų žaidime. Čia bus ypatinga komanda su ypatingu žaidimu. Na ir štai, Donatas Laninas, 19-metį Šiaulių komandos žaidėjas, pelno 2 taškus, labai atsakingų Šiauliams momentų, 70-64 ir tarsi išsigelbėjimas dabar turbūt Rimo Endriadžiui, reklaminė minutės pertraukėlė, 10 minučių ir 11 sekundžių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. 6 taškais pirmauja Šiauliai. Motorola. Visur su jumis. Taigi netrukus baigsis ši minutės pertraukėlė ir abi komandos grįš į aikštelę. Joje jau pasirodo Šiaulių krepšininkai. Ir netrukus vėl aikštelę grįžta ir Plungės Olimpo žaidėjai. 10 minučių ir 11 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Dėl Plungės komandos šiandieną baisiausia, kad Šiaulių komandoje yra 4 žaidėjai, kurie įmosi iniciatyvos ir meta sunkiausiais momentais beveik be pasiruošimo ir pataiko. O iš kitos pusės Plungė vis dėlto netokia užtikrinta ir labai lengvai praranda tą lygsvarą, kurią visuomet pasižymi šitą valygą Žemaitijos komanda. Na ir dabar prie baudos metimo linijos Timothy Bruksas. Štai, Timothy Bruksas, net ir šis krepšininkas nepataiko baudos metimo. Vieną pamatysime to, ko paprastai pradė matyti. Brukso perdavimų klaidas, Brukso nepataikymą baudos metimo. Paprastai viskas būna truputį kitaip. Nu, normalu. Jam tai suprantama, jis nesenai iš Amerikos. Ir kol kas 10 taškų pelnė Timothy Bruksas, o dabar Šiauliai pirmauja 5 taškais. Ir koks puikus perdavimas. Vėl pavėluoja gynyboje. Vėl kokia klaida grubiai gynyboje, paliktas polentas žmogus. Ir tai ne pirmą kartą šiandien Plungė dalykai. Na ir už šias klaidas šiandien Šiauliai priverčia sumokėti Plungės Olimpą visą kainą. Sigitas Birutis dabar blokavo jo atsimetimą, tačiau atrodo padarė tai sukirsdamas Evaldui Jociui per ranką. 72-65 antroji Biručio pražanga. Ir dabar prie baudos metimų linijos Evaldas Jocys. Ir štai dar vienas epizodas Šiaulių komandos žaidime. Štai atrodytų, Antanas Sireika ryžosi gan rizikingų momentų pakeisti Olegą Bulancevą, kuris prieš tai ką tik buvo įmetęs 2 taškus. Tačiau dabar sėkmingai sužaidė kelis kartus Sigitas Birutis gynyboje ir po krepšiu ir netrukus matyti vėl aikštelį pamatysime. Žukauskas puolime pakeitė labai gerai Bulancevą. Stebėtinai, čia komanda rodo labai aukštą formą. Treneris labai drąsiai manevruoja Sansas ir nesižino, kad galima pasitikėti ne vienu ir ne dviem žaidėjais šiandien.
O dabar Plungės Olimpo krepšininkai bando suaktyvinti gynybą. Gainėjasi Šiaulius po visą aikštelę. Žukauskas. Atakai lieka dar 8 sekundės. Perdavimas Biručiui. Birutis atmeta Slaninai. Slanino meta iš 3 taškų. Netaiklus metimas ir Jocys su kamuoliu. Plungės Olimpas dabar turi šansą sumažinti skirtumą, kuris yra 5 taškai Šiaulių komandos naudai. Jeigu įmetama, taip, rungtynės darysis dar įtemptesnis. Mindaugas Pranckevičius 3 taškai, 72-70 ir pirmauja Šiauliai 2 taškais. Netrukus į aikštelę grįš ir Arvydas Tamkevičius ir Olegas Bulancevas. Prasižengia Mindaugas Pranckevičius, bandydamas, tai yra Evaldas Jocys, bandydamas atimti kamuolį iš Giedriaus Pečiulionio. Evaldas Jocys tai 3 jo asmeninė pražanga ir keitimai vietoj Biručio ir Pečiulionio. Į aikštelę grįžta minėti Tamkevičius ir Birutis ir Olegas Bulancevas. Ir dabar su kamuoliu Aleksandras Satyrovas. Mindaugas Žukauskas, jį dengia Mindaugas Pranckevičius. Ir išmuša kamuolį Timothy Bruksas Satyrovui iš rankų, tačiau atrodo sukerta pastarajam per rankas. Ir tai jau 3 Timothy Brukso asmeninė pražanga. Na, Šiaulių komanda jau yra surinkusi 7 komandinės pražangas, o tarp Plungės Olimpo komanda prasižengia 6 kartą. Olegas Bulancevas. Perdavimas Tamkevičiui ir Miliūnas. Štai kaip sėkmingai gynyboje žaidžia Dainius Miliūnas. Blokuoja varžovo metimą. Nuostabų turi jutimą blokuoti kamuolius, nepaisant didelio ūgio. Na ir dabar su kamuoliu Aleksandras Satyrovas. Perdavimas po krepšiu ir praranda kamuolį Šiaulių krepšininkai. Timothy Bruksas pereina į varžovo aikštelės pusę. Ir dabar dengia Aleksandras Satyrovas, Pranckevičius, Žukauskas, Miliūno Tamkevičius ir Bulancevas prie Ramūno Petraičio. Prašo perdavimo Joe Vikerį ir jo metimą blokuoja, tačiau prasižengia Olegas Bulancevas. Ir tai 4 jo asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse, taigi Olegas Bulancevas dabar privalo žaisti labai atsargiai. Ir baudas mes Ramūnas Petraitis, ką tik į aikštelę ėjęs 13 Plungės Olimpo komandos numeris. Šiaip jau taiklus krepšininkas, 2 taškus metantis 60% taiklumu ir kol kas pataikantis šią baudą. Iš viso 5 taškus jau pelnė Petraitis, 72-71. Ir štai dabar sėkmingai gynybą sužaidžia ir Bulancevas numuša kamuolį nuo lanko. Taigi 1 tašku pirmauja Šiauliai, o lieka žaisti dar 8 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Donatas Lanino perdavimas Tamkevičiui. Žukauskas iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Štai tas žmogus, kurio reikia Šiaulių komandai atsakingų momentų. Ir reikia pridurti, kad šiandieną Žukauskas meta pačių sunkiausių momentų, retai meta, bet pataiko. Tai jau rodo tikrai gerą klasę. Žaidimas yra vis dėlto, nepaisant nervinės įtampos ir klaidų, vis dėlto geros klasės žaidimas yra. Dar dabar Šiauliai pirmauja 4 taškais Pranckevičius. Praranda kamuolį Mindaugas Pranckevičius. Ir jis vėl atitenka Šiaulių komandos žaidėjams 4 taškais. Jie pirmauja, dabar turi kamuolį. Na, dabar jau ateina toks momentas, kuomet svarbu yra kiekvienas taškas, kiekviena pražanga ir kiekvienas taiklus metimas. Na ir štai dabar prasižengia Plungės Olimpo komanda. Tai jau 7 komandinė pražanga, 4 kartą šios dienos rungtynėse prasižengia Plungės Olimpo komandos žaidėjas. Ir vėl aikštelę grįžta Evaldas Jocys. Jeigu neklystu, pražangą gavusi, 4 pražangą gavusi Mindaugą Pranckevičių pakeitė Evaldas Jocys. Na, Olegas Bulancevas dabar prie baudos metimų linijos. Taiklus baudos metimas, 76-71. Ir antrasis metimas taip pat taiklus, 77-71 po 2 Olego Bulancevo baudos metimų. Vėl 6 taškų persvarą susikuria Šiaulių komanda. Evaldas Jocys laiku suspėjo sugrįžti į gynybą Žukauskas, tačiau to pasirodo buvo maža. Evaldas Jocys pelno 2 taškus ir sušvelnina skirtumą iki 4, 77-73. Timothy Bruksas
bandė uždengti Aleksandrą Satyrovą. Donatas Lanina, netaiklus metimas ir kamuolys Džovikerių rankose. Jaunystės klaida. Negalima buvo mesti, bet Ginta gerai pataikė. Ir Timothy Bruksas per Slaninos rankas pelno 3 taškus, 77-76. Ir matyt netrukus pamatysime, kaip bus pakeistas šis jaunas Be krepšininkas. abejonės, truputį buvo perlaikytas. Nors aš supratau trenerį ir labai palaikiau jo tą jo nuostatą, kad jaunas žaidėjas turi žaisti sunkiu momentu, bet iš karto jaunas žaidėjas parodė, kad jis jaunas, nieko nepadarys. Patyrimas tokia yra baisus dalykas. Mačas labai jau įtemptas. Ir štai pelno 2 taškus Mindaugas Žukauskas. Antrajame kėlinyje būtent Žukauskas ir Tamkevičius dažnai atsiduria baudos Taip, aikštelėje. reikia pasakyti, kad Žukauskas paskui antrą kėlinį, juos galima skaičiuoti ne po 2, o po daugiau, nes tai labai svarbus ir psichologiniai, ne tik matematiniai taškai. Oi, daro klaidas tie žaidėjai, kurie niekada tokių klaidų nedarydavo. Ir Olegas Bulancevas perėmė kamuolį skirtą Satyrovai, tačiau viskas baigėsi gerai. Arvydas Tamkevičius, Rimantas Endreitis, matyt, jau prašys minutės pertraukėlės. 81-76. 5 taškai skiria komandas. Ir lieka žaisti 5 minutės 30 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Timothy Bruksas, dabar atidžiai, aišku, Šiauliai turi žiūrėti šį krepšininką. Evaldas Sirkis pamatęs, kad nesiryžta jo aktyviai labai dengti. Žukauskas pelno dar 2 taškus ir sušvelnina skirtumą iki 3, 81-78. Na, kol kas nepavyksta pakeisti Donatas Laninas. Taip. Arvydas Tamkevičius su kamuoliu, vėl po krepšių Žukauskas, puikus perdavimas ir nuostabi Šiaulių Labai jau komandos prastai ataka. gynasi Plungė, reikia pasakyti. Vis dėlto tas įvykis su komandiruotėmis į Ameriką turi milžiniškos įtakos komandos gyvenime, matosi. Nerviniai tampa visuomet kažkur tai yra išliejimas. Na kągi, Šiauliai dabar pirmauja jau 5 taškų skirtumą, 83-78. Plungės komandai verkiant reikia rezultatyvių atakų. Netaiklus Evaldo Jocio metimas. 4 minutės ir 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. 5 taškai skiria komandas. Ir Aleksandras Satyrovas. Dabar, aišku, Plungiai svarbu ir apsiginti. Na, gal šiek tiek ir papiknaudžiavo dabar štai tokį metimą Mindaugas Žukauskas. Ir dabar jau Plungės komanda varžovų baudos aikštelėje. Bet kaip užsižaidė negražiai mažasis gynėjas iš Plungės. Rizikavo viskom, išgelbėjo baudą. Ir minutės pertraukėlės dabar prašo Rimantas Endreitis. 4 minutės ir 24 sekundės iki kėlinio pabaigos. 83-78 pirmauja Šiauliai. Taigi baigėsi ši minutės pertraukėlė, beje, tai jau buvo antroji Rimanto Endreičio paimta minutės pertraukėlė, lieka žaisti dar, kaip jau minėjome, 4 minutės ir 24 sekundės ir dabar tik 1 minutės pertraukėlę jau turi Antanas Sireika, Šiaulių komandos vyriausiasis treneris, nuo prie baudos metimų linijos, kol kas taikliai metantis Timothy Bruksas. O štai antroji bauda netaikli ir 4 taškais pirmaujantys Šiaulių krepšininkai dabar turi kamuolį savo rankose. Arvydas Tamkevičius, įdengia Evaldas Jocys, Aleksandras Satyrovas. Mindaugas Žukauskas bando pabėgti nuo Pranskevičiaus. Satyrovas, ataka lieka dar 10 sekundžių, Bulancevas, 3 taškai, čia tai bent smūgis Olimpo komandai, 86-79. Gali būti ir lemiamų. Aišku, negalima buvo leisti Miliūnui atlikti Bulancevui metimą. Ir dabar lieka žaisti 3 minutės ir 50 sekundžių, laiko daug, tačiau Plungės komandai reikia imtis tikslių rezultatyvių veiksmų. Taiklus metimas ir skirtumas sumažėja 86-81, 5 taškai skiria komandas.
Na, dabar labai brangus yra kiekvienas taškas. Meiliūnas privalėjo dabar presinguoti būtinai Bulansovą, nes abu gynėjai buvo labai gerai išėję ant Šiaulių komandos. Ir vėl. Ir štai lengvai pirštų galais paliečia kamuolį Mindaugas Žukauskas, tačiau to užtenka, kada jis įrėdėtų į krepšį ir vėl 7 taškai, 88-81. Netaiklus Pranskevičius metimas, pats Pranskevičius atkovoja kamuolį ir pelno 2 taškus. Ir netgi rungtynių įtampa kol kas negadina abiejų komandų krepšininkų žaidimo paskutinėmis minutėmis. Žaidimas, reikia pasakyti, labai gero lygio puolime visų pirma. Gynyboje truputį aišku. Netaiklus metimas ir Žukauskas kovoja dėl kamuolio. Grumtynės ir ginčas. 2 kovotojai Šiaulių ir Olimpo komandoje. Mindaugas Žukauskas ir Mindaugas Pranskevičius. 88-83 pirmauja Šiauliai ir lieka žaisti 2,5 minutės. Čia ko gero viena iš paskutiniųjų momentų, kada Olimpas dar turi šansų perimti kamuolį, bet jau nuimti kamuolį vis dėlto turi didesnį Šiaulietis daugiau šansų. Bet įdomu, kaip išnaudos šitą ginčą išmetimą Plungės komanda. Kol kas rizikos nematau, įsidėstime, ką darys mažiukai stovi. Na ir štai dabar teisėjai vieningai rodo, kad kamuolys atitenka Šiaulių krepšininkam ir patenkinti Šiaulių komandos gerbėjai. O turėjo šansą, kamuolys buvo vis dėlto nuo Meiliūno rankos išėjautas. Na štai dabar kamuolį Žukauskas prasiveržia, perduoda į Tamkevičius meta, nepataiko. Žukauskas atkovoja kamuolį ir prasižengia Evaldas Jocys. Atrodo, kad Plungės Olimpo laivas po truputį ima skęsti ir sugebės jį dar išgelbėti iki kranto priplaukti Olimpo krepšininkai. Taip, jis daug kartų šiandieną skendo, vėl išplaukdavo į paviršių vandens, bet atrodo, kad šitas skendimas ko gero bus lemiamas. Ne Žukauskas aiškiai, o Žukauskas, ramusis Žukauskas meta pro šalį. Nors apie šitą žaidėją šiandien galima kalbėti tik pačius geriausius žodžius. Na, jis pelnė jau 26 taškus savo komandai, šios dienos rungtynėse 6 taškai skiria komandas ir pačios įdomiausios ir atkakliausios šių rungtynių minutės. 2 minutės ir 20 sekundžių. Taip, reikia mesti, nieko nepadarysim. Taip, kaip visada sunkiausiais rungtynių momentais gali rungtynių Pranskevičius. Ir šis krepšininkas pelno 3 taškus, vėl nubraukdamas per pusę, nubraukdamas Šiaulių komandos pranašumą, vėl viską reikia pradėti iš naujo. Teisėjai rodo, galima žaisti toliau. Satyrovas. Netaiklus metimas ir kamuolys išlieka Šiaulių krepšininkų rankose, prasidėjo prieš paskutinę rungtynių antrojo kėlinio minutę. Jocys irgi nesavas. Dabar jis turėjo paimti tą kamuolį laisvai. Štai perima kamuolį. Jocys deda iš viršaus. 89-88. Ir minutės pertraukėlės po šio spurto prašo Antanas Sireika. Fantastinis antrasis kėlinys. Minutė 43 sekundės iki kėlinio pabaigos. Siuvame sportinę aprangą krepšiniui, futbolui, rankiniui, tinkliniui, regbiui ir kitoms sporto šakoms. Pirma viltis – Plungė, Lentpjūvės 26. Švediškas plienas, karališka kokybė. Taigi tai jau paskutinė minutės pertraukėlė, kurios abu treneriai galėjo prašyti. Antanas Sireika galėjo prašyti antrajame kėlinyje, Rimas Endrijaitis savo pertraukėlį limitą jau buvo išnaudojęs ir dabar viskas priklausys jau tik nuo krepšininkų. 1 taškas skiria komandas, su kamuoliu Šiaulių komanda ir matau, manome, Plungės komanda pradeda spausti varžovus po visą aikštelę. Bet vėl 3 spaudžia, 4 paleidžia. Dar neatidirbta šitą sistemą. Andrejaičiui laukia nemažas darbas. 2 taškai ir prasižengia Mindaugas Pranskevičius. Ir vėl lemiamų momentų. Penktąjį kartą, jeigu neklystu. Šiaulius ant savo pečių išneša Mindaugas Žukauskas. Šiandien fantastiškai rungtyniaujantis krepšininkas. Trečioji Mindaugo Pranskevičiaus pražanga paskubėjo išmanyti iš aikštelės. Taip. Jis dar bus reikalingas, manau, Plungės komandai. Dar štai neišlaiko ir Mindaugo Žukausko nervai ir techninė pražanga yra baudžiamas. Taip, kasgi dabar yra baudžiamas techninė pražanga.
jeigu neklystu, 14 Plungės Olimpo komandos numeris. Ir galima sakyti turbūt, kad ši Plungės Olimpo komandos dovana Šiaulių komandai labai priartino Šiaulius prie pergalės. Neišlaikė Dainiaus Miliūno nervai, vis tik įtampa šiose rungtynėse yra išties didelė, tai galima pastebėti kiekvieno krepšininko veiksmuose. Ir štai dabar 3 taškais pirmaujantys Šiauliai turi šansą padidinti skirtumą iki 5 taškų. Olegas Bulancevas, taiklus metimas. Ir dar vienas Olego Bulancevo metimas. Olimpo šansai vėl sumažėja, jam dar reikia atlošti 5 taškus, jeigu Bulancevas pataikys šį baudos metimą. Taip ir yra, 28 Bulancevo taškas ir vėl 5 taškai skiria komandas, lieka minutė 30 iki kėlinio pabaigos. Timoti Bruksas, jam užtvarą bando statyti Miliūnas, nepavyksta. Bruksas ties 3 taškų linija, Pranskevičius, reikia mesti, meta Pranskevičius, netaiklus metimas ir kamuolys Šiaulių krepšininkų rankose. Atrodo, Šiauliai jau gali pradėti giedoti pergalės himną, jeigu, aišku, dabar neprisidarys kvailysčių per tą likusią beveik šiek tiek daugiau negu minutę. Mindaugas Žukauskas. Iš anksčiau bando įdengti Evaldas Joksys. Žukauskas atmet atgal Satyrovai, patyręs senas Šiaulių komandos vilkas, labai ramiai jaučiasi prieš Timotį Bruksą. Atmeta kamuolį Bulancevui. Atakai lieka 3 sekundės ir štai praranda kamuolį ir jį dar laimi Olimpo krepšininkai. 2 taškai ir bauda. Ir štai dabar išryškėja, dėl kogi vis tik yra taip pat Mindaugą Pranskevičių galima vadinti, dažnai vadinti Plungės Olimpo gelbėtojų. Suprasdamas, kad 2 taškai bus 2 taškai, jis dabar rizikuodamas nepelnyti 2 taškų provokavo, specialiai prasižengti. Ir labai klasiškai tai atliko, labai ramiai, labai ilgai užtempė, prailgino metimą tol, kol galų gale buvo mušamas ore. Ir taiklus baudos metimas ir vėl viskas lieka neaišku. 2 taškai skiria komandas, 93-91. Štai su kamuoliu dabar Robertas Giedraitis ir prasižengia Joe Wickeri, bandydamas atimti kamuolį iš Roberto Giedraičio. 2 baudos metimus dabar mes Šiaulių komandos gynėjas, 13 numeris. Jeigu vieną prames, gali džiaugtis Plungė, bet Wickeri, Giedraitis, žiūrėsim, čia labai įdomus ir sunkus patikrinimas Giedraičiui šiandieną. Giedraitis šį baudos metą 71% taiklumu, beje, daugiausiai baudų beveik metantis krepšininkas. Antroje vietoje esantis pagal baudos krepšininkas Šiaulių komandoje. Ir pirmasis baudos metimas taiklus. Antrasis taip pat, 95-91, 45 sekundės iki rungtynių antrojo kėlinio pabaigos. Paskutinė antrojo kėlinio minutė ir puikus perdavimas. Miliūnas, dėjimas iš viršaus, likus 36 sekundėm vėl sumažina skirtumą iki 2 taškų. Mindaugas Žukauskas atmeta atgal Pečilionį, Pečilionis į kraštą Giedraičiui. Giedraitis varinėjasi kamuolį ir į priešingą pusę vos. Nepraranda dabar kamuolio Šiaulių krepšininkai. Žukauskas. 15 sekundžių iki rungtynių pabaigos ir 9 iki rungtynių atakai skirto laiko pabaigos. Netaiklus metimas ir Žukauskas atkovoja kamuolį likus 7 sekundėm iki šių rungtynių antrojo kėlinio pabaigos ir atrodo tai jau pergalė. Taip, tai jau pergalė. 95-93. Tokiu rezultatu kol kas pirmauja Šiauliai. Atrodo, kad dar pražangą skiria teisėjas vienam iš Plungės Olimpo krepšininkų, tačiau laikas jau pasibaigęs ir dabar Giedrius Pečilionis jau mesa 2 baudos metimus, netrukdomas, žinodamas, kad jo komanda šiandien jau laimėjo. Taigi, Algi, paskutinė šių rungtynių sekundės ir tarsi simboliška, kad Plungės Olimpo komanda, galima sakyti, prarado ir tą paskutinį šansą, vėlgi kaip ir pirmajame kėlinyje, leidusi atkovoti kamuolį po savo krepšiu. Daug tokių klaidų šiandien buvo Plungės komandoje. Plungiai vis dėlto šitą nervuotą ir su daug įspūdžių savaitę turėjo didelis įtakos šios komandos žaidime. Tai suprantama, tai žmogiška. Žaidėjai turi būti ramus prieš atsakingas rungtynes. Na kągi, tikėkime, kad tai tik tai laikinas reiškinys, kad viskas toliau Plungės Olimpo krepšininkam klostysis į gerąją pusę. 96-93 tokiu rezultatu Šiauliai įveikė savo varžovus ir iškovoja dar vieną pergalę LKL pirmenybėse. Na, mes atsisveikiname su jumis, dar kartą primenu, pagrindinis Baltijos televizijos LKL transliacijų rėmėjas Kraft Jakobs Šušart Lietuva. Iki.
ist. Es ist also nicht halb so rummelig wie vielleicht in anderen Orten Griechenlands, andere Inseln zum Beispiel. Regelmäßig fährt der Hotelbus nach Heraklion, der Hauptstadt der größten der griechischen Inseln. In Heraklion begegnet der Besucher immer wieder dem venezianischen Einfluss. Die Venezianer kauften im 13. Jahrhundert die Insel einfach und machten sie zu einem wichtigen Umschlagplatz für ihre Handelsgüter. Wer etwas über Griechenland und seine Religion erfahren möchte, der sollte einmal diese griechische Kathedrale aufsuchen und die eindrucksvollen Ikonen und Fresken des Malers Damaskinos betrachten, der als Lehrmeister El Grecos gilt. 5 Kilometer von Heraklion entfernt liegen die Überreste des gigantischen Palastes von Knossos. Auch heute noch vermitteln die freigelegten Ruinen ein anschauliches Bild vom Aussehen dieses etwa 3600 Jahre alten Bauwerks. Die Reiseandenken an diese und andere Ausflüge auf Kreta kann man dann im Souvenirshop des Aktizeus kaufen. Dann noch schnell einen erfrischenden Drink an der Bar und los geht es zum Abendessen. Dabei muss kein Gedränge herrschen, denn schließlich bestellt man hier sein Menü beim Ober. Auf jeden Fall sollten Sie einmal den geharzten Wein, den Rezina, probieren, beim Abendessen oder auch beim Folkloreabend unter freiem Himmel. Wohl bekomm's. Das Aktizeus ist ein im griechischen Stil erbautes Hotel mit einer gepflegten Gartenanlage und liegt direkt am herrlichen Lino-Peramata-Strand. Die Wassersportmöglichkeiten sind hervorragend. 2 Wochen Halbpension ab 1.299 Mark. Auf einer der angebotenen Rundreisen besucht man vielleicht Chania, eine alte Hafenstadt im Westen der Insel. In der Markthalle kann man dann selbst das Obst kaufen, das noch nach Sonne schmeckt und duftet. Auch echtes Leder erkennt man ja am Geruch und hier in Chania findet sich manche Gelegenheit zu schnuppern und zu kaufen. Bekannt ist Chania hauptsächlich wegen seiner alten venezianischen Herrenhäuser, die den Hafen säumen. Kreta ist stark geprägt durch seine landschaftliche Vielfalt, die jeden Ausflug zu einem besonderen Erlebnis macht. Etwa die Windräder auf der Lassiti-Hochebene, die helfen, die Felder zu bewässern. Oder dieser Palmenstrand, der an viel fernere Länder denken lässt. Und immer wieder öffnen sich großartige Aussichtspunkte und geben den Blick frei auf Landschaft, Orte und das Meer. Hier etwa auf Stallis. Chibo Uho Reisen empfiehlt Ihnen das Antusa Beach am Ortsrand von Stallis gelegen. Allein schon der Blick von einem der Balkone des Hotels ist fast die Reise wert. Die Zimmer selbst sind gemütlich und mit Telefon und Musikanlage ausgerüstet. Das Frühstück kann man sich selbst zusammenstellen im Antusa Beach. Eigentlich strahlt das ganze Hotel mit seinen 3 Etagen und 320 Betten diese behagliche Gemütlichkeit aus, die eng mit der griechischen Gastfreundschaft zusammenhängt. Hallo. Morgen. Hallo. Wir möchten gerne Billard spielen, ne?
Und das Unterhaltungsprogramm reicht von Billard über Tischtennis bis hin zu den vielfältigen Aktivitäten rund um und im Meerwasser-Swimmingpool. Der flach abfallende Sandstrand erfreut jedes Urlauberherz, auch wenn an einigen Stellen Felsen den Sand durchbrechen. Viel zu schnell geht so ein Urlaubstag vorbei auf den griechischen Inseln und abends in der Hoteldiskothek wünscht man sich dann noch länger zu bleiben an den Traumzielen, die Cibo Oho Reisen für sie ausgesucht hat. Das Hotel Antusa Beach besticht durch seine traumhafte Lage direkt am flach abfallenden Sandstrand, seine familiäre Atmosphäre und seine guten Unterhaltungsmöglichkeiten. 2 Wochen Halbpension ab 1.329 Mark. Vom Antusa Beach geht man 5 Minuten ins Zentrum von Stalis, um dort zu bummeln und um vielleicht ein letztes Reiseandenken zu kaufen. Aber Stalis besitzt noch eine andere Attraktion. Sie können dort Original Cibo-Kaffee trinken. Traumreisen zu Traumpreisen. Die für Sie ausgewählten Urlaubsziele 92. Wenn Sie unter den Angeboten Ihr Traumziel ausgewählt haben, buchen Sie einfach telefonisch zum Nulltarif. Sie erreichen Cibo Oho Reisen kostenfrei unter der Rufnummer 0130 6469. Je eher Sie anrufen, umso sicherer können Sie sein, dass sich Ihr Urlaubswunsch auch erfüllen lässt. Denn Sie wissen ja, Cibo-Angebote sind immer schnell vergriffen. Also einfach, bequem und kostenfrei telefonisch buchen bei Cibo Oho Reisen unter der Rufnummer 0130 6469. Das Ganze ist für Sie ohne Risiko, denn Cibo Oho Reisen garantiert Ihnen ein kostenloses Reiserücktrittsrecht innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer telefonischen Buchung. Die schriftliche Reisebestätigung, die Reiseunterlagen und den Hotelgutschein erhalten Sie nach Ihrer telefonischen Bestellung innerhalb einer Woche. Die Zahlungsfristen entnehmen Sie dann bitte Ihren Reiseunterlagen. So einfach, sicher und bequem können Sie Ihren nächsten Traumurlaub bei Cibo Oho Reisen buchen. Also, nichts wie los in den erholsamen Süden mit Cibo Oho Reisen. Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Urlaub.